Taigi, sveiki visi su jumis šiandien, aš Gabija. Ir šiandien atrodau šiek tiek kitaip. Mano plaukai yra žiauriai išsipūtę ir labai rebaluoti, bet tiesiog nežiūrėkit, pasistengkit nežiūrėti juos, aš labai nenoriu plautis galvos. Darau istoriją. Tiesiog jūs labai norėjot istorijos. Ir nesakysiu miesto, kuriame viskas vyko, ir nesakysiu žmogaus vardo, nes tiesiog nenoriu, galbūt kas nors iš jūsų ją pažįsta ir panašiai. Aš nenoriu stumti, nenoriu sakyti, kad nėra blogas žmogus ar dar kažkas. Tiesiog, kaip yra, taip yra. Viskas prasidėjo praeitą vasarą. Aš susipažinau su tokia mergina. Aš su ja, tiesiog, mes su ja leisdavom gana daug laiko, nes tiesiog buvo vasara ir aš šiaip vasarą niekur neidavau, bet jinai mane išsitemdavo ir panašiai. Ir jinai buvo šiaip labai keistas žmogus. Jinai visą laiką verkdavo, kaip jai blogai, kaip jai depresija, kaip jinai pjaustos, kaip ją vis palieka vaikinas ir panašiai. Aš šitai nesikišu, bet wow, shit, nereikia tiek perdėti. Jei visą laiką kas nors būdavo blogai, jei depresija, jinai verkia ar dar kažkas, jei reikia manęs, o kai tarkim man būdavo blogai, kai tarkim aš jai pasiūlau lauką ar dar kažką, jinai man pasako, ne, ten aš užsiėmus, ten aš jai parašydavau, kad man blogai, jinai man sakydavo, kad nu gerai, tau blogai ir panašiai. Ir jinai visą laiką sakydavo, kokia jinai yra populiari ir jinai ten tipo turi žiauriai daug draugų ir panašiai. Ir taip iš tikrųjų net nebuvo, tiesiog jinai sakydavo, kad jinai turi žiauriai daug draugų, ten visi ją palaiko ir panašiai. Ir mes susipykdom, jinai visą laiką sakydavo, kad ir gerai ten, tarkim, man tavęs nereikia, aš ten be tavęs turiu belekiek draugų, kas būdavo labai keista, nes jinai kiekvieną dieną eidavo su manimi lauką ir jokių draugų aš nematydavau jos. Jeigu susitikdavom ten, tarkim, su kiais mano draugais, jinai mane ignoruodavo, nors aš jos kaip ir geriausia draugė būdavau. Po kiek laiko, po kažkur 2 savaičių mūsų bendravimo, mes buvom jau kaip ir geriausios draugės. Vieną dieną tiesiog mes išėjom su į lauką ir jinai tiesiog mane, galima sakyti, visą laiką ignoravo ir panašiai. Viskas jai buvo blogai, jinai ten atsisėdus verkdavo dėl savo ex ar dėl bachūro kažkokio. Iš tikrųjų, kas būdavo keisčiausia, jinai verkdavo dėl to bachūro, bet kai tarkim paprašydavau parodyti jos bachūro nuotrauką ar bent jau vardą pasakyti, nes galų gale jinai mane laikė savo geriausią draugę, aš ją savo geriausią draugę ir paprašydavau parodyti ir jinai sakydavo, ne, ta prasme, geriausiai draugiai negali net vardą pasakyti savo buvusio vaikino, dėl kurio tu tiek verki. Ką? Tiesiog iš kai kurių savo draugų aš sužinojau, kad net mane žiauriai stumia. Kalbinėja mane visiems ir netgi buvo ten negražių dalykų apie mane prikalbėjus. Nesakysiu kokių. Kai aš su jas susitikdavau, jis sakydavo, kad ne, tie žmonės tiesiog meluoja, su jais nebebendrauk ir panašiai. Ir aš supratau, kad jinai nori iš manęs atimti visus draugus. Ta prasme, kad aš su visais susipykčiau ir kad liktų man tik jinai viena, kad jinai pati geriausia ir kad jinai nestumia ir kiti tiesiog meluoja. Vieną dieną kažkaip jinai man visiškai nebeparašė. Aš žiauriai išsigandau ir mano paskutinė ten žinutė buvo ten, kas tu yra ir panašiai. Jinai pasakė, aš einu žudytis dėl to vaikino kažkokio žudytis ar dar kažką. Ir aš išsigandau žiauriai, nes jinai kaip išjungė visus telefonus, viską. Tiesiog žinojau, kad jinai gal ir gali tai pasidaryti, nes jinai pjaustydavosi ir ten pas psichologus liktai sakė vaikščio. Ir aš tiesiog, ką žinau, išsigandau, kad jinai savo tai ir pasidarys. Ir mano namai gan toli, nes buvo kažkur 10 minučių, 15. Einu aš pas ją. Ir jinai namuose ramiausiai viena sėdi, klauso muzikos ir panašiai, ateinu ir sakau, kas ten tau buvo, žinai, ten visai išsigandus, padusus atbėgu pas ją, sakau, kas tu ten yra, dėl ko ten neverk, nesižudyk, nesidaryk jokių nesąmonių, viskas bus gerai. Ir jinai man sako, tai aš ramiai čia, aš pajuokavau su tavi. Tai prasme, nuo kada žmonės juokauja savižudybėm ir tais dalykais, kad žudaus ir panašiai. Nuo kada žmonės juokauja tokiais dalykais. Jinai buvo labai keistas žmogus, žiauriai. Ir buvo vienas nutikimas, jau vasaros pabaiga ir buvo plotas. Kas nežinot, kas yra plotas, tai yra tiesiog ten, kur susirenka ne vienas ir ne 2 paaugliai, nors gali ir 1 ir 2 paaugliai, tiesiog laisvas plotas, laisvas butas ar laisvas namas.
velekas. Ir tam plote buvo kaip ir vakarėlis, nors ten turėjo būti tiesiog pasibuvimas. Ir jinai mane pasikvietė. Sako, einam, aš noriu ten nebeliūdėti ir panašiai, ir ten savo eksui parodyti, kaip aš linksmai leidžiu laiką įsikėlusi Snapchatą. Tam nuėjom ir aš pasakiau mamai, kur aš einu. Aš padinu į plotą ir kad aš negersiu. Aš esu jauna ir aš nenoriu gerti ir man netraukia gėrimai ir jokie rūkimai ir panašiai. Ir aš tiesiog pasakiau mamai, kur aš esu, mane mama pasitikė. Ir tiesiog mes su jam nuėjom ir jinai prisigėrė. Ir iš pradžio jinai išgėrė ten biškį. Sakiau, kad negerk tu tiek ir panašiai, nes aš visą laiką buvau su ja. Ir jinai vėliau pradėjo mane stumdyti. Aš buvau tarp nepažįstamų ir jinai maždaug mane paliko, pastūmė ten kažkur, tipo, aš einu išgerti su kitais ir panašiai. Ir jinai mane paliko vieną. Visiškai viena realiai sėdėjau ant sofos, man atrodo, nuotraukas kažkoje žiūrėjau ar ką, ar su telefonu susirašinėjau, nepamenu, ką dariau. Bet jinai išėjo kažkur, nežinau, dingo ir tiesiog nebeieškojau aš jos. Po kokios valandos jau buvo 1, apie pusę 2. Aš radau ją. Jinai buvo visiška kominė, beveik kominė, tokia vos paeinanti. Jinai dar biškį kalbėjo ir panašiai. Ir nusivedžiau aš jai ant sofos. Ir jinai kažkaip taip atsisėdo šalia manęs, taip apsikabino. Pradėjo atsiprašinėti, kad stūmė ant manęs ir dar kažką. Nu, žinot, kaip girti žmonės. Padėjo man, taip padėjo galvą ant peties ir nulūžo, labai greit nulūžo. Aš išsigandau, gal aš ją ten pradėjau judinti ir panašiai. Ir jis sako, nežadink tu manęs. Ir taip gerai pasidėjom kažkur apie 5 minutės, nieko aš jai nežadinau ir aš ją judinu. Ir jinai nebepajuda. Tiesiog jinai nebepasako nei žodžio, nejuda, ją gali stumdyti kaip škudurą, dar kažką. Ir jinai ateina jos ten keli tie draugeliai, ten pradėjo iš jos juoktis, stumdyti ten jie juoktis, dar kažką ten vos nefotkinti ją kominę. Aš aišku neleidau, nes aš esu gera draugė ir aš tiesiog neleisiu, kad kažkas tyčiotųsi iš mano draugės. Kai jie pamatė, kad jinai nejuokauja, kad jinai miega ar ten dar kažką, jie išsigando. Mano ta draugė pradėjo dūst, springt, seilėm ar ko. Tiesiog visi žiauriai išsigandom. Ir iškvietėm greitąją, nes jinai realiai gulėjo ant lovos, vos ne visa mėlyna, dūsdama. Ir iškvietėm greitąją, atvažiavo su greit. Bet tai buvo iš tikrųjų žiauriai baisu, nes jinai tą naktį vos nemirė. Jeigu dar kokius pusvalandis ar valanda ir jinai nebebūtų buvus gyva, būtų paspringus seilėm ar oru ar ten plaučiam kažkuo. Ir nuo to karto galiu pasakyti, kad kai esat jauni, negerkit ir nevaikščiokit po plotus, nes viskas gali baigtis ne taip, kaip jūs galvojat. Ir gėrimas nėra žaidimas. Daug kas galvoja, kad išgert pasibūti yra labai smagu, bet gėrimas ir galvojimas, kad gėrimas ištaisys problemas, gali baigtis labai baisiai. Ačiū Jums, kad žiūrit. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Visus Jūs aš be galo myliu. Jūs esat patys geriausi ir nenustokit būt tokiais. Ačiū, kad žiūrit mane. Ate.